What's up? Aš esu Gustas Kiškiūnas ir aš grįžtu į Lietuvą. Apsikirpau. Pirma, kad sėkmingai grįžti į Lietuvą, reikia nuvažiuoti į Eindhoveno miestą, kadangi tenais yra oro uostas, iš kurio aš skrisiu. Įvažiuojame į Eindhoveną. Sulaužiau ausines. Po vieno tramvajaus ir po vieno metro aš atsiradau traukinių stoty. Sėdžiu jau traukiny, dabar su traukiniu važiuosim į Eindhoveną. Kiekvieną kartą, kai keliauju, vis pamirštu kažką pasimti. Tai šį kartą pamiršau pasimti savo iPhone'o laidą. Esu jau Eindhovene, dabar važiuosiu su autobusu į oro uostą. Su šito autobusu tiksliau. Taip atrodo oro uostas iš lauko. Praėjau apsaugą. Norėjau papasakoti istoriją iš praeitų metų, kadangi praeitais metais man nepavyko išskristi iš oro uosto, nes nespėjau lėktuvą. Gali dabar matyti milžinišką eilę lauke iki pat galo. Tai dabar žiauriai greit praėjau. Dabar yra 1 valanda. Mano lėktuvas išskrenda 3:40, tai dar labai daug laiko turiu. Kol laukiau lėktuvo, išgeriau kavos. Po valandėlę sužinau, koks geitas. Nuėjau prie geito. Ir įlipau į lėktuvą. Čia norėjau parodyti, kad mano maksimaliausia skrydžio dalis yra pakilimas. Zoom! Welcome to Vilnius Airport, the local time is 6 hours and 36 minutes. Skrydis praėjo sklandžiai, tik aišku, kaip visą laiką lėktuvuose žiauriai mažai vietos. Aš ir skaitausi mažas žmogus, tai man dar pagal viską ten normaliai vietos turėtų būti. Aš neįsivaizduoju, kaip aukštiem žmonėm skraidyti lėktuvų. Taip nepatogu turėtų būti. Reikia skristi private. Pirmą kartą gyvenimą per duty free einu Lietuvos oro uoste, kai nusileidžiu. Turėtų manęs tėvai laukti. Kai atvažiavau čia, galvojau bus minus 20 laipsnių ir sniegas. Tai yra 6 laipsniai dabar ir lyja. Realiai oras nesiskiria nuo Olandijos. Turiu misiją dabar surasti bolidą savo. Paboti. Sveikas. Mano tėvai iš namo persikėlė gyventi į butą centre ir čia pirmas kartas, kai aš matau jų šitą naują butą. Ir kaip žinot, kiekvienam naujam namui arba apartamentui butai nesvarbu. Svečiai turi atvežti įkurtuvių dovaną. Tai aš tos dovanos neatvežiau, nes niekas netilpo tiesiog man į kuprinę. Bet aš nusprendžiau atspausinti darytą savo nuotrauką Rotterdamo miesto. Čia galit matyti nuotrauką. Tai būtent šitą nuotrauką noriu atspausinti ant drobės ir pasirašyti kampe apačioj savo inicialus. Ir čia skaitysis kaip mano pirmas meno kūrinys, kaip sakant, ir noriu padovanoti jį būtent savo tėvam, kad jie kažkur pasikabintų namie ir turėtų. Va, užsakyta. Dabar tik atsimt reiks. Atsiuntė man dabar drobės tą vizualizaciją. Tai galiu parodyti. Taip atrodo. Visai. Galvoju, kad visai neblogai iš tikrųjų tai šon. Pačiai labai kažkodėl tamsu atrodo. Nu ką, pasirašiau. Eisim dabar įteikti įkurtuvių dovaną savo. Kadangi įsikėlėt naujus namus, aš nusprendžiau jums įkurtuvių dovaną padovanoti. Tai čia yra nuotrauka, kurią aš pats fotkinau Rotterdame. Ir aš šiandien atspausinau ant drobės. Kad gautas kaip paveikslas ir tada pasirašiau. Tai čia toks mano pirmasis meno kūrinys išleistas. Tai prašau. Taip. Kaip miela. Ačiū. Malonu. Kaip ačiū, kaip faina. Taip, čia tada, jeigu žiūrėt mano video, kai buvau tam bokšte Euromast. Tai čia iš ją vaizdas. Geras.
manom, kad nustebinai labai, vis labai graži nuotrauka tikrai. Nu.